Šiandien mes su Siuzi jums parodysime, kaip iškrauti savo šunį per 20 minučių. Tai paslaptis iš karto bus atskleista. Reikia užimti šuns protą. Kojos, kūnas, jeigu mes išvarginsim, viskas liuks, lakstysim pirmyn atgal, bėgiosim ir panašiai. Bet prie to krūvio šuo labai greitai pripranta, prie tiek žaidimų šuo labai greitai pripranta ir mes nebepajėgiam pasivyti. Tai būtent su dresūra mes galim tą išlyginti labai gerai. Aš tikiu, kad jums teko kada dalyvauti pradinukuose ar dresūros pamokoje. Jūsų šuo tiesiog ramus visą dieną, nieko nenori. Ir jeigu buvot intensyviai užsimėt pradinukais ar ko, hebra daugiau netreniruokit tą dieną, šuns patikėkit, pilnai užtenka, dasivysit visus, šuo bus paklusnus, jeigu darysit tai ramiai ir grįžtant atgal. Bet jeigu jūs su savo šunim pabėgiojate ryte, kad ir intensyviai, galbūt pirmą kartą viskas ok, visą dieną jisai ramus buvo, bet toliau, sekančią dieną, kai jūs jau pripranta prie krūvio, ryte palakstėt su savo šuniu, per pietus jisai palsėjo, vakare viskas, jis vėl nori tūsintis, jisai nori lakstyti, mus kamuoja, mus loja, į lauką išėjęs tiesiog nesuvaldomas. Tai vat protas, dresūra yra tobulas įrankis, jeigu norit savo šunį iškrauti. Tik labai svarbu, kad jūs ką darote, tai būtų pakankamai šviežia. Jeigu jūsų šuniui tai nebėra iššūkis, jeigu jis gerai žino tas komandas, tas užduotis, tai jau nebebus šuniui ta pati proto stimulacija. Todėl stipriai rekomenduoju užsiimti šunų sportu, kas dažnai susijungia ir protinė stimulacija ir kūnas. Tai vadinasi, šuns kūnas pavargsta ir protas. Tai yra be proto gerai. Agilitis, hoopersai, liuksas. Tai pirma dalis bus, mes užsiimsim, apšilimą padarysim. Antra, žmonėms tie, kur negali šunų sportą užsiimti. O trečia dalis bus apie šunų sportą. Pristatysim jums agility, kaip tas atrodo. Ir bonusas, ketvirta, tai bus komanda, superinė komanda. Jeigu jūs norite turėti šunį be pavadžio, tai super atsikvietimas. Važiuojam. Pradėjau tempti, tai mane dar labiau įtakoja greičiau daryti viską, nes norisi jums šviesos metu nufilmuoti. Tai apšilimas yra kuo daugiau judesių, daryti tai, ką jinai gerai moka, fainai, smagiai, daug pagyrimų. Ir jeigu kas, pasitaisyti. Žinoma, negirti už bet ką, neapdovanoti už bet ką. Kombinacija bus tarp maisto apdovanojimų ir žaidimų. Važiuojam. Gulėt. Super, wow. Pradedam labai nuo paprastų dalykų. Sėsk. Super. Wow, labai gerai, puikiai, tiesiai, super, laisvai, puikiai, gerai, šuo parodom prieš kameras, kaip atrodo, gulėt, super, labai gerai, puikiai, sėsk, super, nebuvo toks gražus atsisėdimas, bet neblogai, gulėt, super, puikiai, sėsk, super, wow, laisvai, gerai, šuo, puikiai, ko nori, jinai, visų kūnų pasisukus į ten, nes ten agility įranga, sako, gerai, darim tą apšilimą. Gerai, namas, bravo, šuo, puikiai. Wow, labai gerai. Geras šuo, puikiai, labai gerai, puikiai. Bravo, puikiai. Bravo, čiup. Bravo, šuo, šuo, nori merg, oi, koks geras šuo. Laisvėlė ir žaidimas, puikiai. Aus, super, wow, koks atidavimas, puikiai. Čiupk, bravo, šuo, puikiai. Tikėsi maistą. Bravo, šuo, aus, geras šuo, puikiai. Greta, ko čia įsiblaškiai? Puikiai, geras šuo. Greta, labai gerai, bravo, puikiai, čiupk, labai gerai, bravo, šuo, puikiai. Wow, bravo, šuo, puikiai. Labai gerai, labai daug geriau savo šunį, labai daug. Bravo, šuo. Net kai žaidžiu, tai bravo. Kadangi šuo yra pakankamai jautrus, tai noriu, kad labai pasitikėtų savimi. Bravo, čiupk, puikiai. Wow, bravo. Oi, šunoli, šuo, puikiai. Nesakiau nežaist. Čiupk. Bravo, puikiai. Tikiuosi, kad ranką kišenį įdėjau. Čiupk. Kažkas labai išalkė. Čiupk. Bravo. Puikiai. Aus. Labai geras šuo. Right. Bravo. Left. Right. Bravo. Left. Čiupk. Puikiai. Wow. Siuzi. Jinai nevarė ten, kur atžiltis. Bravo, šuo.
Puikiai. Namas. Super. Labai juokinga tai. Šalia. Puikiai. Bravo, šuo. Greta. Puikiai, super. Wow, laisvai. Puikiai, labai gerai. Bravo, šuo. Puikiai. Ataka. Ataka. Bravo, šuo. Ataka. 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 Startas. Laisvai. Startas. Laisvai. Startas. Super. Wow, labai gerai. Laisvai. Bravo. Puikiai. Gulėt. Bravo, šuo. Ne, čia ne tas. Gyvatė. Puikiai, geras šuo. Labai gerai. Laisvai. Bravo, šaunuolė mergaitė. Puikiai. Gulėt. Bravo, šuo. Gyvatė. Puikiai, geras šuo. Ok. Labai gerai. Dar prieš kameras vieną padaryk, Suzite. Gulėt. Bravo, šuo. Bravo, šuo. Gyvatė. Ok. Bravo, laisvai. Puikiai. Wow. Viskas. Padarėme apšilimą. Einam dirbti ties tuo, kas yra mums aktualu. Kadangi mano Suzy yra pažengusi, o mes šitam pratime. O aš noriu jums parodyti, ką jūs patys gali užsiimti. Aš labai greitai pačią pradžią praeisiu ir parodysiu, ką aš dirbu ties, kuo man yra aktualu. Gerai, varom. Kūgis, šuo turi apeiti. Okay. Tai pradžią, kai darysit, mokinsit šunį apeiti kūgį, tai jokių komandų nieko nesakykit, veskite ranką, galvoju, kad maistą metu, ne? Veskit ranką, super. Sinai atpratus nuo tokio vedimo ranka, vedat ranką, super, kitą išsitraukit. Ir dedat žingsnį į priekį, ta koja, kur yra ranka. Super, wow, labai gerai, bravo. Super, labai gerai. Kai daug kartų padarysit, šuo eina ir apeina ir jūs truputį tolot nuo kūgio, tai pradėkit sakyt komandą. Lele, super, labai gerai, puikiai. Lele, super, wow, labai gerai, puikiai. Lygiai tas pats iš kitos pusės, lygiai tas pats. Okay? Tai ką mes su Suzy norim padaryti, kad jinai apeina kūgį ir aš išeinu į priekį. Sunku galbūt suprast, ką turiu omeny, bet aš jums parodysiu. Suzy. Bok. Kam? Tak. Super, wow, labai gerai, puikiai, labai gerai. Patikėkit manim. Lėt, būk. Mačiai prasideda nuovargis. Kam? Tak. Super, labai gerai, puikiai. Ir vieną kartą aš sakysiu kitaip komandą. Galbūt jinai atspėja, galbūt jinai pataiko. Gulėt. Būk. Lele. Palauk. Tu turėtum, o Jėzus, dabar jeigu aš noriu nueit, gulėt, būk, nepagalvojau šitų. Eik tu savo. Lele. Bravo šuo. Lele. Super, wow. Bravo. Puikiai. Wow. Eik tu savo. Kažką naujo sukūriau. Gulė. Būk. Taip nedarėm. Taip niekad nedarėm. Kam? Tak. Super. Wow. Labai gerai. Puikiai. Padariau iš kitos pusės. Puikiai. Gulėt. Būk. Dabar į kairę reikia. Visada reikia atsiminti, į kurią pusę šuo turi eiti. Kam? Lele. Super. Wow. Bravo. Tai va pamatyt, nuo ko pradėti ir iki ko gali daeiti. Ir jūs turėsit mėnesius darbo su vienu kūgiu. Gulėt. Būk. Dabar palaukit, aš noriu tą patį padaryti, ką prieš tai, tą naują junginį. Tai turėčiau tak ir tak sakyti. Tak. Bravo šuo, tak. Aš galbūt ir čia jau pievą parodžiau. Gulėt. Būk. Klaidos nieko blogo. Tak. Super. Wow. Bravo šuo.
Lele. Lele. Super. Wow, bravo, šuo. Biškai paimprovizuojam. Lele. Bravo, šuo. Lele. Lele. Bravo, lele. Super. Wow. Bravo. Nenustepkite, jeigu daug darysit posakis, jūs šuo viską išvem. Ne, juokaut. Nepersislinkit. Hebra, nepersislinkit. Tai va, liuksas. Vienas pratimas nuostabus. Galit 10 minučių daryti. Ir jeigu šuniui faina, iki kol faina ir pabaikit. Ne, datemkit iki kol šuniui visai nesiseka, nesigauna nieko. Ne, hebra, darykit iki tol, kol šuniui smagu, faina ir neapsunkinkit per greit. Čia patikėkit, mes iki tokio varianto, ką mes čia dabar darom, čia mėnesių darbas buvo. Čia nebuvo taip, kad vieną dieną atėjau, kitą dieną truputį toliau padariau, tada jau nuo savęs tą pačią komandą sakau ir jau 7 dienoje šitas darau. Ne, patikėkit manim, čia labai daug darbo buvo. Viskas, važiuojam prie kitų. Viskas, važiuojam prie kitų pratimų. Čia yra agility įrankis slalomas ir mes su Suzy turim rimtą problemą. Kai atsiranda greitis ir kas, jinai nesusiranda įėjimų. Įėjimas prasideda va čia va. Šuo turėtų įeiti va taip va. Ir nuvaryti. Ir aš jums noriu parodyti, kad Suzy slalomą moka. Būtų geras, jei nepadarytum dabar. Ežys. Bravo šuo, davai. Varo, puikiai. Bravo. Puikiai, čiup. Bravo šuo, puikiai. Wow, kaip tu gerai padarėjai. Bravo šuo, puikiai. Ištiesiai jokių problemų. Visiškai, puikiai padaro. Nuostabiai tiesiog. Kampas aštresnis, agility tokių būna. Problema. Viskas, važiuom. Aus. Bravo šuo. Puikiai. Gerai. Tai ką mes mokinsimės? Mes mokinsimės tik tais įėjimą, tik tais tą vieną kuoliuką. Tai šuo mano šone. Šalia. Bravo šuo. Ežys? Super, labai gerai, puikiai. Aš labai greitai nedarau šito pratimo, nes mano šuo turi fokusą. Jisai koncentruojasi, jisai žino, apie ką kalba eina, todėl aš galiu neskubėti. Todėl aš galiu šitą pratimą ramiai daryti. Nors ir laikas spaudžia, bet man svarbiau kokybiškiau, negu kad bet kas. Ežys? Super, wow, labai gerai. Puikiai. 2 padarėm, judam prie sekančio. Ežys? Super. Kai turėjau omeny 2, tai 2 kartus. Puikiai. Šalia. Ežys? Super, wow, bravo, šuo. Ežys? Super, labai gerai. Man atrodo, dabar netgi 3 padarėm, ne? Šiaip ir norėčiau palikti, kad 3 kartus padarom, tada judam sudėtingėjam šitam pratimą, darom sudėtingiau. Gerai. Ežys? Ojoj. Ežys? Ojoj. Grįžtu atgal. Ežys? Super, wow, labai gerai. Puikiai. Ir man nesvarbu, kad jinai kreivai į mane žiūri, pasisuku šoną ar kas. Jinai turi susirasti. Ežys? Aha. Kur ežys? Suzy. Kur ežys? Ežys. Super. Paskubėjau. Nes neįlindo tarp pirmo ir antro. Ežys. Super. Wow. Labai gerai. Puikiai. Ežys. Super. Wow. Biškį padeda, truputį užstumiu ją. Gerai. Dabar be pagalbos. Ežys? Super, mano šuo, bravo, puikiai. Ir aš iš karto sakau super, tik jinai atlieka pratimą gerai. Man nereikia sakyti super, kai jau prieina, jau per vėlu. Jinai turi žinot mano atsaką, kai jinai jau atlieka pratimą. Kur ežys? Ežys! Ajei. Gerai, net nedarysiu aš to kuoliuko. Sustojam čia, šalia.
Iškiš tave užvesiu. Jau viskas, mano šuo jau. Vsio, pavargęs. Įsivaizduoja, tik tiek padariau, mano šuo jau pavargęs. Ežys? Super! Wow, labai gerai, bravo! Puikiai, dar kartą padarom. Ir apdaunosiu žaislu, pažaidžiam ir mūsų pratimas baigtas. Kur ežys? Kur ežys? Ežys! Ojoj, tu išpratėjai. Ežys! Ojojoj. Gerai. Ramiai, ramiai. Kur ežys? Kur ežys? Davai. Ežys! Ojoj. Gerai. Gerai. Kur ežys? Ežys! Bravo! Puikiai tavo, labai gerai. Šaunuolė mergaitė. Labai gerai. Puikiai. Kadangi pas ją jau nuovargis, todėl jai buvo sunku padaryti tą, kas ir išėjo, kas prieš tai tam pratime labai gerai gavosi. Tai va, tai pradėkit pažinti nuovargio ženklus. Jeigu jūsų šuo pavargo po 10 minučių, valio, viskas. Darbas jau padarytas, netemkit iki tų 20. 20 tai nėra tas būtina, jūs turi 20 minučių užsimti. Ne. Jeigu jūsų šuo pavargo anksčiau, viskas. Puikiai. Aus! Geras, šunoliai, laisvai. Ateik! Okei, bravo, šuo, puikiai, labai gerai, puikiai, bravo, šuniuolis, puikiai, labai gerai, bravo, šuniukas, puikiai, labai geras, šuo, puikiai, šaunuolį, puikiai, wow. Tai va, čia buvo super atsikvietimas, kodėl nešnekėjau prieš tai, nes jinai išgirsta mane, kai aš šneku ir jinai atvaro. Tai ant tiek mano šuo išjautrintai girdi mane, ant tiek jinai girdi mano kiekvieną žodį. Tai jeigu jūs norite tokį atsikvietimą, vieną kartą dienoje padarot su labai super apdovanojimu, kas jūsų šuniui be proto patinka. Aš pasilieku tiesiog jos dienos normą. Suduodu mėsytę, viskas pas ją uodegytė, matėt, sukasi, atlikė visų greičiu ir šita komanda turi būti be proto tvirta. Aš ją kviečiu, jinai turi atlikti, nes jinai gali kažkada ir išgelbėti man gyvybę. Nežinau, atitrūko pavadys, pasileidau, nepamačiau, neįsivertinau situacijos ir tada aš noriu, kad šuo nieko nedelsdamas ateitų pas mane ir atsisėstų. Kodėl atsisėstų? Dėl to, kad aš galėčiau užsisekti pavadį ir žinoma, tai buvo kitoks markeris negu kad mūsų super, okei, reiškia, gali palikti poziciją, nes aš noriu biškį tada sujudusi taip ją apdovanot. Tai va, nuostabi komanda. Viskas, baigėsi mūsų treniruotė su Siuzi. Tai aš labai džiaugiuosi galėdamas jums pasidalinti šią formulę, šiom taisyklėm, ką aš vadovaujuosi iš dienos į dieną su Siuzi. Tai jinai turi turėti motyvaciją žaidimam, žaislui. Aš turiu turėti motyvaciją dirbti su ja ir būti kūrybingas, kad jai pastoviai kelčiau iššūkius, kad jinai galėtų galvoti, kad jos galva apsikrautų, kad jinai pavargtų. Man žinoma, labai padeda sportas. Agilitis duoda man kiekvieną kartą naujų pratimų, naujų niuansų, kur aš galiu padirbėti, užsiimti su ja. Hoopersai ir visi šitie faini sportai duoda man vis naujų ir naujų idėjų, vis kiekvieną kartą iššūkių. Todėl aš jums rekomenduoju užsiimti šunų sportą. Agilitis, hoopersai, rally obediences, IGP ir sorry, hebra, jeigu kitų sportų nepaminėsiu, bet tai galbūt yra raktas jums, kad turėti ramų, fainą šunį ir jūs kitaip pradėsite į savo augintinį žiūrėti. Jūs dar daugiau gausite informacijos, dar daugiau įsigilinsite į savo šuns galvą ir galbūt net išspręs tam tikras jūsų turimas problemas. Mes tą progą Vilniuje pradėsim Agility ir Hoopers pradinukų kursą. Ne kursą, o pamokas, atsiprašau, tai ne kursas bus. Jūs galite tiesiog ateiti, turėti pamoką, per dieną bus tam tikri pratimai ir galite tai užsiimti bet kuris šuo. Visiškai bet kuris. Ir mažas,
ir jaunas, ir senas, ir didelis, ir netgi reaktyvus kitiems šunims, nes mes galėsim padaryti pamokėlės, kad tarkim toj pamokoje nebūtų šunų. Ir jūs gausite iš dienų pratimų, kur jūs galėsite užimti savo šuniuką ir turėsit visus šitus nuostabius pliusus. Tai va, chebra, dirbkit, pasistengkit, kad jūsų šuns motyvacija būtų ne vien žaislai, ne vien maistas, bet ir darbas su jumis. Taip, darbas su jumis. Jeigu jūs nepertimsit savo šuns, jeigu treniruojate, baigsite laiku, paliksit ant to kabliuko, patikėkit manim, šuo norės ir norės su jumis dirbti. Tai labai tikiuosi, kad video buvo naudingas. Dar pastebėkit skirtumus, kur aš dariau super atsikvietimą ir prieš tai visi kadrai, kur buvo sukarpyta ant mano išvaizdos. Jeigu rasite skirtumus, parašykite į komentarus ir aš jums tada nemokamai suteiksiu Hoopers ir Agility treniruotę būtent Vilniuje. Jeigu kas naujiems klientams galiu pritaikyti 10% nuolaidą apsistojime tiek atostogom, tiek dresūrom, tai parašykit, labai faina, labai smagu bus pažiūrėti ar pastebėsit. Tai va, tikiuosi fainas video buvo, laikinkit, subscribinkit, parašykit komentarus, kuo daugiau komentarų, laikų ir visų šitų gerų dalykų bus, tuo labiau mus paskatinsit kurti ir dalintis labai svarbia informacija. Jeigu nieks nežiūri, tai kam čia dalintis tada? Tai va, ką chebra, iki?